labas, aš esu Darius, pardavinėju padangas. Aš sakau, labas, aš esu Polas, pardavinėju vibratorius. Milijonas visada geriausiai dalinasi iš vieno. Mes niekada nesižvalgome į konkurentus. Esi įsigilinęs nemažai apie įpročius. Ir beros dar kažkokį appsą sukūrei. Sugalvojau, kad reikia padaryti įpročių formavimo aplikaciją. Vadinosi New Habit. Ar turi kokių nors hobių, ką mėgsti veikti? Ir seksas dar neblogas hobis. Kad aš vis žiūriu, kad aš neperdegęs esu, o užsidegęs labai. Labas, Povilai. Labas, Sandra. Koks ramus tavo balsas šiandien. Džiaugiuosi tave čia matydama. Kol kas, įsikalbėsim. Labai gerai. Džiaugiuosi, kad šiandien esi čia. Ir šiandien aptarsim, praeisim per visą tavo karjeros kelionę. Pradėsim nuo vaikystės iki dabarties. Povilai, kokį turi tokį ryškiausią atsiminimą apie savo vaikystę? Ryškiausias prisiminimas, tai turbūt man ryškiausiai, žinai, tie patys tokie nemaloniausi lieka, tai man ryškiausias prisiminimas, kaip darželėje valgydavau tokią pienišką sriubą ir ant jos tokia plėvė būdavo. Ir iki dabar tos pieniškos sriubos aš valgyti negaliu. Negali. Jo. Įsiminė. O Povilai, ar atsimeni, kuo tu norėjai tapti, kai buvai mažas? Mes visi turim kokių tais fantazijų, kas kuo nori būti, tai kokia ta tavo fantazija buvo? Sandra, tikrai sutinku su tim, kad mes visi turim fantazijų, tai mes ant to nuo šito tikrai, ir pradėkime. Taip, ties to labai stipriai dirbame. O vaikystėje, žinok, visiškai tavęs nenustebinsiu, kaip ir 90% berniukų Lietuvos aš svajojau būti krepšininku ir daug metų tos svajonės siekiau, kaip matai, dabar krepšininku netapau. Ir aš dar galvojau, kuo aš dar labai norėjau būti, apart to krepšininko, tai aš vienu metu buvau labai susidomėjęs ir ketinau fokusininku tapti. Ketinau tapti fokusininku, tik tie laikai dar buvo tokie, kai nebuvo YouTube'o, nebuvo TikTok'o, tai labai sunku tos fokusus buvo susirasti, kad kažką išmoktum, bet mes su draugu ten buvome į tos fokusų mokslus ganėtinai taip įsitraukę ir aš vienu metu net tai buvau pamiršęs, dabar pagalvojau, kodėl aš netapau fokusininku, bet tada pagalvojau, gal visai tas mano tas karjeros kelias kažkuo atsispindi to, ko aš norėjau būti to fokusininku, nes vis tiek žmonėms džiaugsmą teikiu. Taip, sutinkam. Tai prie krepšinio dar grįžtant, tai svajojai tapti krepšininku, bet ar lankiai tą krepšinį? Tai buvo... Lankiau iš tiesų gal kokie 12 metų lankiau ir ten buvo ne vien tik svajonė, bet ir buvo dėta pastangų, kad to krepšininku tapti, bet, kaip sakant, pardavinėti erotinės prekes yra paprasčiau negu gerai žaisti krepšinį. Pasižiūrėsim dar, taip sakant, kaip čia iš tikrųjų yra viskas. Jeigu, pavyzdžiui, tau reikėtų irgi persikelti į tą tokią vaikystę ir pagalvoti, ką tavo tėvai toj tavo vaikystėje visą laiką sakydavo, žinai, koks tu vaikas buvai? Aš buvau labai geras vaikas, tai mane dažniausiai girdavo. Pavyzdingas. Tėvai. Taip, pavyzdingas vaikas, bent jau kol vaikas buvau, tai tikrai buvau pavyzdingas ir šiaip aš dar gimęs esu toj Sovietų sąjungoje, tai ganėtinai ten mano toj vaikystėje vis tiek buvo tokių daug taisyklių, kur mums atrodė, kad jų reikia laikytis. Ir po kol aš buvau vaikas, tai aš kažkaip taip natūraliai sekdamas aplinkos pavyzdžių tų taisyklių laikiausi, bet ko aš po to augau vis labiau, tai man vis labiau tos taisyklės nepatiko. Vis labiau nepatiko ir, sakyčiau, man tarkim iš mokyklos labai prisiminimai yra ganėtinai ryškus, kad aš galvoju, kada visą tai baigsis, kada aš galėsiu tiesiog nesikelti 7:30, neiti į tą mokyklą, nesėdėti tų 7 pamokų, nedaryti tų namų darbų ir daryti, ką noriu. Tai man kažkoks, kai aš baigiau mokyklą, tai aš pajaučiau, kad toks išsilaisvinimas buvo. Nors dabar kažkaip pagalvoju, kad laikai pasikeitė ir jauniems žmonėms gal ir daugiau džiaugsmo yra toj mokykloje, nes tavęs taip nebeapriboja, kaip ribodavo mus. Bet ir tos pačios disciplinos irgi pamoko, ne? Nes mokykla vis tiek turi tą savo tokias gairias, kaip viskas turėtų būti, turi taisyklės, tai vis tiek, ne, turi atsikelti pamokas, turi ten nueiti, turi namų darbus padaryti. Tai ta disciplina tikriausiai irgi yra toks dalykas, kur... Disciplina toks dalykas, bet taip pagalvojus gyvenime, žmonės, kurie pasiekė daugiausiai, tai nebūtinai tie, kurie ten buvo didžiausi moksliukai, nebūtinai tie, kurie laikėsi labiausiai disciplinos. Gyvenimas šiek tiek yra kitoks negu mokykla, tai man atrodo blogiausia, kai mes visus žmonės bandome į tą vieną rėmą įstatyti ir sakyti, tu privalai taip elgtis ir tik tada būsi sėkmingas žmogus, o kaip rodo gyvenimas, tai to sėkmingo žmogaus kelių yra labai daug ir skirtingų. Kuriam tam tokiam jau etape, ar tai gal buvo paauglystė, ar kažkiek vėliau, kur jau gal kažkiek kryptingai pradėjai suprasti, liktais ko norėtum, kokiu karjeros keliu norėtum nusukti.
ir koks tai tas kelias buvo pats pirmas, kur atrodė, kad šita profesija tai jau tikrai bus mano. Tai man tikrai taip nebuvo, aš nebuvau, pavyzdžiui, aš turėjau klasioką, kuris gal nuo 6 klasės žinojo, kad jis bus kunigas. Ir jis tapo kunigu ir dabar yra kunigas, o aš ilgą laiką tikrai nežinau, ko aš būsiu. Norėjau būti krepšininku, bet netapau krepšininku, fokusininku irgi netapau. Bet aš jau vaikystėje su pusseserė mes vasarą prisiskindom svogūnų, visokių salotų ir vykdom ten prie vienos Alytaus parduotuvės juos pardavinėti. Tai jau tada aš dabar, kai atsuku laiką atgal, supratau, kad tokia kažkokia verslininko gyslelę turėjau ir mes paprekiaudom gerai, gaudom nemažai tų litų. Aš negalėjau patikėti, kad mes nemokamai pas močiutę prisiskinam tų salotų ir po to visą tai galim parduoti. Ir mano ta pusseserė tą pačią dieną išleisdavo visus savo pinigus, prisipirkdavo visokių saldainių ir suknelių, o aš tos pinigus kaupiau. Tai dabar, kai pagalvoju, turėjau kažkokį tokį tą verslo gyslelę ir prie tų visų tokių pinigų jau mane tuo metu irgi jau traukia. Patinka pinigiukai. Per daug nesureikšminu, bet tikrai nesiskundžiu, kai jų turiu. Teisingai. Kaip tau patinka? Irgi patinka, neblogai, žinai, kai gali tvirtai jaustis. Vis tiek komforto suteikia. Kuri tada ta profesija gal, ne? Tas pirmas darbas. Koks buvo tas pirmas tavo darbas? Tas jau oficialus, kur jau žinai. Sakyčiau, mano pirmas darbas ir padarė turbūt didžiausią įtaką mano gyvenime, mano tolimesniai karjerai. Ir tas mano pirmas darbas aš praktiškai darbavausi su tokiu perfuratorium, dideliu grąžtu, turėjau sienose skylės daryti. Aš įsidarbinau, būdamas studentas, po pirmo kurso vasarą į tokią santechninę įmonę, kuri ten visokius statybinius darbus darydavo. Ir aš tuo metu gyvenau Kaune. Kiekvieną rytą, 5 ryto, aš turėdavau nukeliauti į tolimiausią Kauno rajoną ir mus veždavo į Vilnių dirbti. Ir aš kiekvieną rytą ten vykdavau į tą darbą. Ten dirbau šiame gal 3 mėnesius, nes vasaros tai buvo darbas ir aš galvojau, neduok tu Dieve dar kada nors. Ir kažkaip visą tai, per ką man teko tas santechninės medžiagas tasant, išgyventi labai privedė mane prie to, kad visgi reikia gyvenime įdėti pastangų į tai, kad daugiau man su tuo perfuratorium darbuotis nereikėtų. Ir kas kart, kai pagalvodavau po to gyvenime, kad čia ar daryti tai, ar nedaryti, ar čia dabar imtis kažkokio sunkumo, ar nesimti, prisimindavau, kaip aš ten su 5 ryto keldavausi, man keltis labai nepatinka, man patinka taip normaliai pamiegoti, tai tas man prisiminimas labai ryškus likęs ir davė tokį gerą, tokį postumį į užpakalį. Motyvacijos davė labai daug. Ir kas tada buvo po šito darbo? Kai jau supratai, kad čia tau netinka, kas toliau? Kas toliau vyko gyvenimas. Iš tiesų, kai baigiau universitetą, aš esu baigęs ekonomiką, kokius 3 metus dirbau darbų susijusių su reklama, su marketingu, bet man vis galvoje sukosi, kad dirbti kitiems tai yra ne man. Vienu metu aš dirbau tokioj reklamos agentūroje ir mes ten buvom įsikūrę visai prie Forum Palace. Ir aš, rytais eidavau į darbą arba per pietus iš darbo eidavau papietauti ir Forum Palace yra baseinas. Ir aš matydavau žmonės, kurie vidury dienos tam baseine plaukioja, ten kažką daro. Ir aš galvodavau, wow, kaip jiems yra gerai. Čia aš turėčiau būti jų vietoje. Ir kažkaip tikrai aš jiems tuo metu jaučiau tokį natūralų pavydą. Ir šiaip pavydas nėra geras jausmas, bet tas pavydas, sakyčiau, mane taip tikrai pastumėjo link to, kad reikia kurtis tą gyvenimą tokį, kad tu pats spręstum, kada nueiti į baseiną, kada dirbti ir verslininko gyvenimas, nors ir jis nesumažina to darbo kiekio, kiek tu dirbi, bet tuo pačiu suteikia laisvės dirbti, kada nori, iš kur nori ir su kuo nori. Tai tas svajonė ir tas toks mini pavydas man visai buvo neblogas postumis. Irgi postumis ir motyvacija. Gyvenimas pilnas postumis. Taip, per tas patirtis, tai gerai, kai yra postumis, žinai, kai kurių niekas nebepastumia. Tai čia matyti iš pamokų, kiekvieną savai pasisėmė. Tai kaip tada atsirado tos Fantazijos LT? Papasakok dabar. Iš tiesų, aš atsakymui, kaip atsirado Fantazijos LT, klausimui. Tai turiu kokie 20 atsakymų, nes čia yra vienas populiariausių klausimų gyvenime. Vienas klausimas, koks to vardas, paklausė žmonės manęs ir tada, tai kaip sugalvojai tas Fantazijos LT. Ir aš kartais ten tikrai prikurdau tokių visokių komiškų istorijų vien dėl to, kad suteikti žmonėms džiaugsmo, nes vis tiek visi tikisi tokios istorijos kažkokios, kad kuriems sakydavau, kad žinai, čia dalyvau erotiniam vakarėlį ir pamačiau, kokie nuostabūs produktai ir tada ėmėm juos pardavinėti. Įsikvėpiau. Aha, bet realybė tai yra žymiai pragmatiškesnė. Aš jau ten tuo metu darbavausi keletą metų su marketingu, su internetiniais visokiais projektais ir aš, pajaučiu, kad į Lietuvą jau ateina ta internetinės prekybos banga po truputėlį, nes jau pasaulyje tai buvo.
visą tai vyko prieš 15 metų, tai įsivaizduot, kaip tai buvo senai, tuo metu tas pats Pigu.lt tik tais atsidarinėjo ir aš pagalvojau, aha, reikia ir man atidaryti elektroninę parduotuvę ir antra tokia mintis buvo, kuo prekiauti, tai sukau ilgai galvą ir kažkaip galvoju, kokie produktai galėtų būti tinkami internetui, nes jeigu tu pardavinėsi kvepalus arba drabužius, tai tas internetas savo sukuria tokių kaip barjerų papildomų, nes žmogus negali pasimatuoti, negali pasikvėpinti, o erotinės prekės internetui yra tobulas, nes mūsų klientams nėra labai svarbu nei prekės kaina, nei kokybė, jiems svarbiausia, kad mano draugai ir kaimynai nesužinotų, kad aš tai pirkau. Tai kai tu eini į fizinę parduotuvę, vis tiek tu gali sutikti savo pusbrolį joje, o kai tu nusiperki internetu, tai niekas to nežino, tyliai užsisakai, ateina į paštomatą. Tai šitą įžvalgą, kurią mes padarėme, tikrai iki dabar, dar praėjus 15 metų, tobulai pasiteisina mūsų versle ir turbūt dėl to tuos 15 metų išgyvenome ir viskas dar vyksta. Sakai mes. Tai yra tavo ir tavo bendro draugo kažkokio verslas ar viską darai vienas? Na, aš tikrai į save nesikreipiu mes, tai aš... Tai pasitikslinu. Man atrodo, tik tais popiežius tave gali vadinti mes, o tai aš verslą atidariau su savo klasioku Donatu, nes kažkaip, kai sugalvojau, kad reikia daryti tas fantazijas, mintis mano galvoje pirmiausia tai gimė, bet aš pagalvojau, ar aš noriu tai daryti vienas, ir pagalvojau, kad daryti tai su kažko yra žymiai smagiau ir tai irgi buvo tikrai labai teisingas pasirinkimas, kurio aš iki šiol džiaugiuosi, tarkim mes per tuos 15 metų niekad, man atrodo, su verslo partneriu susipykę net nesame ir nors milijonas visada geriausiai dalinasi iš vieno, čia visi žinom tą matematiką, bet tam versle, kai tu jau užsiimi, tai be milijonų yra daugybė vargų, problemų, iššūkių ir džiaugsmų yra ir visą tai žymiai smagiau, kai yra ir kitas žmogus, kuris nemažiau už to yra suinteresuotas, kad tais vargais ir džiaugsmais dalintis, tai verslo partnerio pasirinkimas buvo, manau, labai teisingas mano sprendimas arba dėl to dabar esu ne aš, o mes. Super. Ir kai sumastei šitą idėją, tu buvai tos idėjos iniciatorius. Tai kodėl būtent klasiokas, ne kažkas kitas? Ar turėjot kažkokią artimą santykį, pasitikėjai iš tų žmogum, kodėl būtent šitas žmogus? Jis, žinai, mes šiaip buvom neblogi draugai, bet tuo pačiu tikrai darydamas pasirinkimą negalėjau pasakyti 100%, kad jau čia mums tikrai viskas pasiseks, it's a match. Na, žinai, gyvenime 50% net skirybų šeimose yra, tai ką jau čia begalvoti, kai renkėsi žmogų, su kuriuo daryti verslą. Bet jis man kuo patiko, kad jis toks buvo ganėtinai apsukrus žmogus, o aš tai esu toks žmogus labiau, toks, kaip čia pasakius, idėjinis, toks fantazuotojas esu. Ir aš pagalvojau, visai gerai, kad vienas bus apsukrus, paskaičiuos ten iš tos praktinės pusės, o kitas ims ir labiau pafantazuos. Ir šitą įžvalgą irgi visai pas mus pasiteisino ir labai faina, kai tu esi gan skirtingas žmogus su savo, tarkim, verslo partneriu, bet tuo pačiu jūs tada vienas kitą labai neblogai papildote. Taip, čia tikriausiai tikrai yra sėkmė, kad pavyko tokį partnerį atrasti realiai iš karto. Su kokiais iššūkiais gal susidurėt, gal net ne tai, kad iššūkiais, bet tikrai jūsų prekės, jos nėra tokio, ne kvepalai ir ne drabužiai ir ne kažkas tokio, kas atrodo labai įprasta. Ypač Lietuvoje, aš manau. Tai įprasta visai. Tai aš supratau, kad fantazijos vis tiek yra tavo reikalas, bet kaip reikėjo į tą Lietuvos rinką eiti su tokiais produktais? Vis tiek, nes aš manau, kad tikrai turėjo būti sudėtinga, nes tikrai lietuviai yra tokie santūrų žmonės, viską, ir kaip sakai, į parduotuvę neįs, tokiai per šopą nupirks, bet vis tiek. Tai vien tai pasakysiu, kad mes verslą pradėjome 2009 metais, tuo metu pasaulyje buvo didelė ekonominė krizė. Visi verslai užsidarinėjo didžiausi verslai ir tuo metu mes atėjom, sakom, sveiki gyvi, lietuviai, pirkit vibratorius. Tai žingsnis buvo ganėtinai toks, drąsus šiuo metu, galėčiau pasakyti, bet mūsų visoji verslo kelioniai, tai tie iššūkiai, tos problemos, tas toks veikimas priešingai nei kad iš tavęs tikisi visuomenė ar kaip sako kokios nors verslo taisyklės, tai pas mus vyksta tai nuolat. Ir aš taip kažkaip pagalvoju, kad jeigu tokį šiaip žmogų iš gatvės įmestum į mūsų batus tuos ir sakytum, čia dabar užsimk fantazijos LT, tai daugelis žmonių palūštų, nes jie būtų neužgrūdinti tuo, kuo mes esame užgrūdinti, nes mes nuo pat verslo pradžios tikrai tų tokių žodžio ne girdėjom kiekvienam žingsnį. Pavyzdžiui, išsinuomoti mums, tarkim, patalpas parduotuvėje. Taip. Įsivaizduok, tu esi
patalpų savininkė, ateina pas te Polas ir sako, norėčiau tavo patalpose, kurios kur nors Kaune prie bažnyčios yra, atidaryti erotinių prekių parduotuvę. Nu tai aš kaip pasakydavau žmonėms, tai jie nuo mūsų bėgdavo ir sakydavo, labai faina, labai viskas, bet jūs geriau kur nors... Jo, geriau kur nors į Rūsį savo tą parduotuvę atidarykite. Tai mes, tarkim, atidarinėdami parduotuvę visiems sakydom patalpų savininkams, kad mes čia pas jūs atidarysim apatinio trikotažo parduotuvę. Nes mes prekiaujame ir apatiniu trikotažu, kokie 10% mūsų prekių yra apatinis trikotažas, tai mes jiems nemeluodavom, o tik po to paaiškėdavo, kad ten yra ir kitokių prekių. Tai mums kiekvienam žingsnį, kur mes be pasisukdavom, mums būdavo visą laiką iššūkis, visą laiką sakydavo ne ir kažkaip prie to, kaip pripranti, tai žinai, ta pati ir kūryba, visi sako, o, fantazijos, ta kaip jūs čia tokie kūrybiški, kaip jūs čia visko prigalvojate. Bet kūryba jinai negimsta iš laisvės. Kai tu turi daugybę laisvės, na tai tu tada nesuki galvos, tu tada tiesiog kažkaip standartiškai elgiesi, o kai tu esi iš visų pusių įspraustas į tokį kamputį kažkokį ir jeigu tu nebandysi sugalvoti, kaip ten, jeigu tau durys užrakintos ir tu neieškosi kažkokios slaptos skylutės, pro kurią pralys, tai tu tiesiog, mes būtume uždusę tame, tai mes visą laiką sukome galvą, kaip apeiti sistemą, kaip pakeisti visuomenės tą kažkokį požiūrį ir iš to gimsta tokie nestandartiniai sprendimai. Mhm. O vat vis tiek, kai yra daug tų ne, aš suprantu, kad jau dabar tai atrodo, esate tikriausiai atsparus ir jau suprantat, kad čia reikia pajungti, ne pagalvoti, kaip čia ką daryti, bet tikriausiai kaip pirmus kartus išgirsti, ar nėra to, kad atrodo, kad nukilina tą tavo idėją ir kad tu nenori toliau to daryti. Tai vat kaip su tuo dorojatės, kaip ta prasme jums pavyko toliau eiti ir nesustoti? Tai iš tiesų tas daugybė ne, kuo mus pačius įkvėpė, kad mes patys labai dažnai stengiamės sakyti žodį taip. Net mūsų projektai Latvijoje, Estijoje vadinasi Jesies LV. Nes ta žodis taip, kai tu taip atvira širdim viskam sakai, taip darom, tai tikrai atveria tokius kelius, kur tu nesitikė, kad gali jais nueiti. Ir tarkim, net ir dabar ten į mus, kad įsivaizduoti, jeigu patikrintų mano elektroninį paštą, kiekvieną dieną mums rašo žmonės su kokiam nors idėjom, ar kažką paremti, ar kažkur sudalyvauti. Ir daugelis tokių tradicinių verslų, tai sakytum, gal čia mums per daug yra, mes neprasidėsim, o mes maksimaliai dažnai sakome tą taip, turbūt va iš tos kažkokios tos verslo pradžios traumos, kad mums labai dažnai sakė ne, nes nuo pradžioje tikrai, dabar jau ganėtinai laisvai galiu apie tai šnekėti atsipūtęs, bet pačioje pradžioje tai tų, kai iššūkių būdavo ir tu įsivaizduok susipažįstu su nauju žmogum ir jisai sako, labas, aš esu Darius, pardavinėju padangas, padangų parduotuvai, ir aš sakau, labas, aš esu Polas, pardavinėju vibratorius. Tai aš žinodavau, kad ten 90% tų žmonių, iš karto susinepatogins, iš karto tarp jūsų atsiras barjeras kažkoks toks ir į tai žiūrės kaip, kažkokį tokį žmogų turintį, gal net problemų kažkokių, nežiūrės į žmogų, kuris verslą vysto, tai tikrai nemažą laiko tarpą mūsų verslo toje pradžioje buvo taip, kad aš, tarkim, asmeniškai net naujiems pažįstamiems, kadangi žinodavau tą visą skriptą, kaip toliau viskas vystysis, net nesakydavau, kuo užsiimu. Sakydavau, aš čia elektroninę prekybą vystau, elektroniniam prekiam visokiam prekiauju. Ir tai tikrai nemažai laiko truko, nes turbūt tas visuomenės toks kažkoks spaudimas prie to prisidėjo, bet aš tada vieną dieną kažkaip atsisėdau ir galvoju, nesąmonė, Polai, tai arba neužsiimk šitais reikalais, arba jeigu jau šnekam, tai šnekam apie tai drąsiai, linksmai ir išdidžiai. Ir jau kai ta mintis atėjo ir kažkaip nuo to laiko, ir į podcastus visokius einam ir pasakam apie tai, tai ir pati, čia, sakyčiau, prieš kokius 5-6 metus tai vyko, tai tikrai pasijautė, kad kai pakeitei pas save viduje tą požiūrį tokį, tai labai stipriai gali prisidėti prie to, kad ir visuomeniai tave kitaip žiūri. Ir dabar, tarkim, kai aš pasakau, kad Polas iš Fantazijos LT, tai daugelis sako, o, kokios fainos reklamos, dar aš paklausiu, o ar esi pas mus pirkęs, tai jau dabar kai kurie ir pasako, aha, pirkęs. Išsiduoda. Tai pasidžiaugia, sakyčiau. Taip. Labai daug gerų dabar temų dar užkabinai, kol kalbėjai. Ir aš galvoju, o kaip manai, kas ta sėkminga gal kolaboracija buvo, kur Fantazijom LT labai pasiteisino, ypač gal tam etape, kur pradėjote išjudėti iš to netokio ne taško. Ir kas manai, buvo tas toksai kertinis taškelis čia, kur tikrai labai pagelbėjo tam prekės ženklui. Tai kertinis taškelis tikrai buvo tai, kad mes tiesiog nepasidavėm. Nes mes daugybę metų, buvom užsisukę į tą patį ciklą ir mes supratom, mes pardavinėjom nišinės prekes ir atrodo, jo, kai tu pardavinėjai nišinės prekes nišiniams žmonėms, tarkim, mes darėm čia kažkada tyrimą tokį lietuvio seksualinio gyvenimo, tai paaiškėjo, kad tik 6% lietuvių pasakė, kad nuolat mūsų prekes naudoja. Tai nėra sviestas, tai nėra duona.
kurių visiems reikia ir tu supranti, kad tavo verslo tos ribos tokios kažkokios yra labai tokios apspaustos ir tu niekada to kažkokio tokio startuolio ar ten vienaragio nepadarysi, nes tu dirbi nišiniai rinkoje. Bet mes vis tiek spaudžiami tų visų sunkumų nepasidėjom, ėjom savo keliu, žinai, ir tada, kai tu vis tiek eini tuo, tau pradeda gyvenime atsirasti tinkamų aplinkybių. Tai, pavyzdžiui, COVID ištiko, pasaulį ištiko nelaimė, bet mūsų verslui tai buvo didelė laimė, nes žmonės nebegalėjo nuskristi į Londoną, praleisti savaitgalio, tai jie Londoną susiorganizuodavo namuose su mūsų prekėmis. Kas mums dar irgi labai padėjo, tai platforma, kurioje va ir mus matys žmonės, YouTube'as. Nes lietuviškas YouTube'as, tarkim, tarp marketingistų tų pačių labai ilgą laiką buvo tokia platforma, kur renkasi paaugliai, jie ten kažkokius gal žaidimus žaidžia, vienas kitą filmuoja, bet rimti verslai tai nežiūrėjo. O mes prieš kokie 5 metų taip kažkaip išvelgiam tame potencialą, tai turbūt irgi nutiko iš to, kad mes viskam sakome taip ir ieškome visą laiką tokių naujų galimybių ir sakom, reikia bandyti eiti į lietuvišką YouTube'ą, tuo metu kaip tik pradėjo tie didieji podcastai atsirasti, bet mes buvome visiškai ištakose. To mes, tarkim, vėl tie patys podcastos, su kuriais iki šiol esame, buvome antras rėmėjas po guminukų, tai mes taip drąsiai tai nuėjome ir per tą bendradarbiavimą su YouTuberiais, su komikais visais, kur atrodytų erotinėms prekiams, komikai, visiškai skirtingi dalykai, dabar jau atrodo visai susiję, kai mes su tais komikais dirbam, bet tuo metu tai jeigu būtum kažkokią marketingo strategiją daręs, tai daugelis marketingistų būtų sakę, ne, čia visiškai išsiskiriantys dalykai. Tai tas mūsų nuėjimas į lietuvišką YouTube'ą tikrai daug prisidėjo prie to, kad mes visuomenės požiūrį pakeitėm ir kai koks nors ten komikas, kurio podcastą žiūri 100 000 žmonių, labai atsipalaidavę šneka apie mūsų prekes, taip kaip mes čia šnekėtume apie šitą vandens stiklinę ir dar sako, tikrai naudoju ir man tai labai patinka, tai tada ir tie jo visi žiūrovai ir sekėjai kažkaip ir atsipalaido ir sako, gal ir man reikia pabandyti. Ta tokį pasitikėjimą jaučiu. Taip. Tai YouTube'as yra tikrai labai gerai, jau dabar ir didieji verslai jie atėjo, bet jiems, kad į čia ateiti, tai užtruko dar porą metų, nes dideliuose versluose viskas vyksta ganėtinai lėčiau. Strategijos, valdybos, tokie dalykai, o mes kažkaip labai laiku į jį šokom ir tai mums padėjo. Taip. Ir dar, manau, irgi, kas tikriausiai padeda, tai va tai, ką minėjai irgi prieš tai, žinai, kad anksčiau liktais buvo gėda pasakyta, ne, ką veiki ir su kokiom prekiam, su kokia prekių kategorija dirbi, bet dabar jau prisistatai, ne, visi super žino, paspaudžia ranką, sako, kaip smagu, kaip super. Tai iš tikrųjų aš manau, kad ir ta pati tavo kaip vadovo komunikacija daug prisidėjo, ne, nežinau, tikriausiai nuo LinkedIn platformos gal labiau prasidėjo ir tapai gal netgi to tokiu veidu, žinai, kur atrodo, kad Fantazijos LT ir iškart, siejasi su tavim. Taip, tai iš tiesų LinkedIn aš kokie metus laiko komunikuoju ir kažkaip pagalvojau prieš tuos gerus metus laiko, kad, taip, jau mes čia visokiuose pramoginėse laidose, tuose podcastuose pramoginiuose tikrai tą žinią apie mūsų prekių kategoriją, apie Fantazijos LT ganėtinai paskleidė ir žmonės pripratinę prie mūsų prekių, bet verslas, žinai, mus vis tiek žiūrėdavo kažkaip taip, čia jie tokie kaip ir irgi verslas, bet, kažkas vis tiek pusiau nelegalaus, kažkas tokio, gal ne narkotikai, bet link tos pusės, nes mus labai ilgą laiką mums, tarkim, bankai neduodavo mūsų elektroniniai parduotuviai tiesioginių sujungimų su bankais, nes jie mus būdavo priskirę kažkokiai pilkai prekių kategorijai, kur beveik kaip ginklai kokį nors pardavinėdami ir sakydavo, negalime to sujungimo duoti, tai mes iš verslo pusės tikrai jausdom irgi tokį mūsų keistą požiūrį ir aš prieš tuos metus kokį laiką pagalvojau, kad reikia keisti ir to verslo požiūrį į mus ir LinkedIną tuo metu jau turėjau gal 10 metų, bet niekad jo nesinaudau, nes niekad darbo neieškau. Ir nežinau, net slaptažodžio, atsisinčiau slaptažodžio priminimą, pasikeičiau nuotrauką, užsipildžiau kažką ir ten be didelių strategijų. Ėmiau taip gan atvirai dalintis, kaip mūsų verslui sekasi ir mane nustebino tai, kad ta LinkedIno bendruomenė, kurie šiaip dažniausiai bando visi parodyti, kokie rimti dėdės ir tetos yra, jie labai įsitraukia tą mūsų turinį ir į Fantazijos LT gyvenimą. Tai kai neįdedu, tarkim, LinkedIno posto keletą savaičių, tai jau taip nepatogiai jaučiuosi, kad jau žmonės lūkestį turi į mus. Jau tikisi, kad turėtum kažką parašyti. Dar norėčiau, žinai, konkurentų aspektą gal irgi kažkiek paliesti, nes tikriausiai, kai atėjote į rinką, jų nelabai buvo, ne? Ar buvo jau? Buvo, iš tiesų. Labai klaidingai žmonės galvoja, kad yra labai lengvų rinkų, kur nėra konkurencijos. Dažniausiai, jeigu nėra konkurencijos,
tai reiškia, kad ir to produkto tavo Paklausos. nereikia, nes tiesiog, na, pasaulis taip yra sudėliotas, kad kur yra niša, kur yra rinka, tai dažniausiai jinai būna užimta. Ir kai tu ateini į kažką, tai dažniausiai, kad tu įsitvirtintum ten, tai tą jau esamą rinkos dalyvį ar žaidėjus tu turi apkandžioti ir pasimti iš jo kasnį, kurio jis tikrai niekad nenorės atiduoti. Mes, kai pradėjome savo verslą, tuo metu jau buvo ne viena tokia parduotuvė Lietuvoje ir buvo vienas tinklas, kuris labai stipriai buvo jau užsiėmęs rinką. Ir kaip sekėsi ir sekasi su tais konkurentais, nežinau. Ar esat draugai, draugiškus ryšius palaikot, ar visgi ta konkurencija labai stipriai jaučiasi? Su konkurentais draugai dėja nesame, nes žinai, na, verslas jis gal nėra, nenaudokim to žodžio kaip karas, bet ganėtinai toks kaip mūšis. Ir tu vis tiek, tu konkuruoji dėl to pačio kažkokio vieno pyrago ir kitu iš jo paimi pyragą, jis paima iš tavęs pyragą. Tai draugauti labai nesigauna, bet mes Fantazijos LT visą laiką į tą konkurencinę aplinką turėjome tokį irgi nestandartinį požiūrį, sakyčiau. Mes niekada nesižvalgome į konkurentus. Mes turime tokią strategiją, kad, žinai, kaip yra, tarkim, arklių lenktynėse, žirgams uždeda tokius akių riboklius, kad jie tik tiesiai matytų. Tai mes labai panašiai, mes tiesiai bėgame savo nustatytų kelių ir mes visiškai nežiūrime, ką daro konkurentai, kokiom kainom jie pardavinėja, ką jie siūlo. Ir šitas mūsų toks pasirinkimas, kurį turbūt daugelis verslo mokytojų sakytų, blogai darot, reikia žinoti savo konkurencinę aplinką, mums tikrai labai padėjo. Iš kurios pusės padėjo, kad, kaip minėjau, mūsų prekės yra labai nišinės, bet mes darbuodamiesi savo tą kryptimi, mes ne iš konkurentų atiminėjome, o mes pačią nišą labai išauginom. Ir man atrodo, tarkim, iš mūsų tos visos viešinimo kampanijų tai auga ne vien tik mūsų verslas, bet mes prisidame ir prie savo konkurentų neblogo gyvenimo, nes kai tu esi toj nišoje nedideliai, tai tu, kad atimsi iš konkurento tą sausainį, tai tas sausainis bus labai mažas, o kai tu augini pačią nišą, tai man atrodo, nuo mūsų verslo pradžios, aš kažkada buvau prisėdęs pasižiūrėti, kokia galėjo būti maždaug erotinių prekių visa apyvarta Lietuvoje, palyginus su dabar, tai sakyčiau, tas mūsų verslas kokie 20 kartų išaugo vien iš to, kad, na, ta pati niša padidėjo. Tai nesižvalgyti į konkurentus yra vienas iš tų dalykų, kuris mums labai pasiteisino. Kur teorijoje atrodo, kad reikėtų, bet šiuo atveju nepasinaudoju teoriją ir truputėlį savo praktikos pritaikyti. Mes dažnai nepasinaudojam teorijomis, nes aš pačiai gyvenime stengiuosi neturėti labai didelių autoritetų, nes kai žmonės įtiki, kad va yra kažkoks tas dėdė, kuris žino, kaip viską daryti, jis man pasakys, aš darysiu, kaip jis man pasakys ir tada man viskas pavyks, tai žinau, kad tam dėdei pavyko taip daryti, bet labai lengvai galim surasti kitą tokį patį protingą dėdę, kuris sakys visiškai priešingai ir jam pavyko tai daryti. Tai tiesiog gyvenime nėra vieno sėkmingo kelio į sėkmę ir tuo pačiu liūdna ir džiugu, kad kiekvienas mes patys turime atrasti tą savo kelią. Sutinku. Čia, žinai, kas pasiseka vienam, nebūtinai pasiseks kitam ir tikriausiai kiekvienas ir skirtingus matymus turi, ir vizijas, ir vertybės, tai tiesiog visi skirtingai ir suveikia. Tai jo, svarbiausia, nėra vieno recepto. Svarbiausia tikėti tuo, ką darai ir kai tiki tuo, ką darai, tai tada tu gali ir prieš kažkokius fizikinius dėsnius eiti ir kas man atrodo, bitė lygtais pagal fizikinius dėsnius neturėtų skristi kažkuris iš gyvūnų, bet, tiki, kad gali skristi ir skrenda. Ir skrenda. O dar tokią temą, žinau, kad esi įsigilinęs nemažai apie įpročius. Ir beros dar kažkokį appsą kūrėjai, ar gal ir sukūrėjai, tai gal gali šiek tiek papasakot, kokia čia veikla buvo ir kuriam tam etape, ar čia kartu su Fantazijom LT lygiai grečiai eina, ar čia kažkaip atskirai buvo. Prieš kokią 5 metų aš šiek tiek buvau išprotėjęs dėl naujų įpročių įvedimo į savo gyvenimą, nes, žinot, mūsų visas tas elgesys, jisai 90% yra suformuotas ne mūsų kažkokio naujo elgesio, o būtent kaip mes automatiškai reaguojame į situacijas ir ką tai reiškia, kad mūsų tą visą elgesį formuoja įpročiai, kuriuos mes turime ir aš prieš kokį 5 metų sugalvojau, kad reikia padaryti, pats, kadangi ta tema labai įdomiausia, sugalvojau, kad reikia padaryti įpročių formavimo aplikaciją, vadinosi New Habit, sekėsi jai labai neblogai, bet po to, kadangi vyko tuo pačiu metu su Fantazijos LT, tai vienu metu supratau, kad ant 2 kėdžių neatsisėsiu, kaip ir dabar ant vienos kėdės sėdžiu ir pasirinkau Fantazijos LT, bet ta pati įpročių tema lydi mane ir iki šiol labai stipriai ir žmonės tikrai klaidingai galvoja tie, kurie galvoja, kad aš gimiau toks,
toks mano yra charakteris ir čia nieko nebus, bet iš tų įpročių formavimo, tu gali 180 laipsnių pakeisti savo gyvenimą. Koks įprotis tau yra toksai, kur, atrodo, kad pakeitė tavo gyvenimą? Tai mano gyvenimą turbūt labiausiai pakeitė požiūris, kad ne vienas įprotis keičia, tu turi, tavo visas gyvenimas yra tų įpročių didelė galybė, didelė visuma ir aš tuo metu, kai dariau tą appsą, tai aš vienu metu gal kokie 30 skirtingų įpročių bandžiau formuoti. Dabar aš tą temą visiškai esu jau paleidęs, taip sąmoningai to nedarau, bet aš jaučiu, kad mano gyvenime labai daug kas, ką aš tuo metu formavau, jau tiesiog automatiškai gavosi. Tai pavyzdžiui, mažas koks nors dalykas. Tu išsikelk tikslą kiekvieną dieną, eidamas 3 žmonėms nusišypsoti. Mažas įprotis, paprastas dalykas. Jeigu tu tai darysi pusę metų, tau gali tai labai daug kelių atverti. Arba man irgi labai vienas, kur patikdavo įprotis, tai vadinasi 5 sekundės drąsos. Irgi, kiekvieną dieną reikia 5 sekundės pabūti drąsiu. Nereikia būti valandą drąsiu, nereikia būti pusvalandį drąsiu. Labai trumpai 5 sekundės ir tu sugalvoji, aš būsiu drąsus 5 sekundės. Ir tarkim, eini gatve ir matai kažkokį žmogų, su kuriuo nori susipažinti, sakai labas, vardas Povilas, kur eini. Praeina 5 sekundės, jeigu jis nuo tavęs bėga, gerai, jau man jau nebereikia jo persekioti ir viskas baigėsi, bet iš to tada tau labai daug tų kelių atsiveria. Labai geri įpročiai, reikės pabandyti pritaikyti. Su šypsena problemų neturim, bet gal susipažinti irgi reikėtų. O ar buvo kokia nors pažintis, jeigu pats naudojai šitą dalyką, ar buvo taip, kad tarkime į kažką užkalbinai ir kur netikėtai, bet kokį nors fainą žmogų atradai, kur gal ir palaiko, tarkim, ryšius? Tai tokių jau artimų sielai žmonių gal ir neradau, bet iš tiesų tam profesinį gyvenimą labai daug išplėtė. Ir aš, tarkim, anksčiau mėgdavau labai į konferencijas eiti ir, žinai, kaip Lietuvoje žmonės ateina į konferencijas, įlenda į telefoną ir kiekvienas spaudinėja savo ir apsimeta, kad čia kažkas dabar labai įdomus telefonė yra, nors aplink galybė yra žmonių iš šios sferos susirinkę, su kuriais jam labai naudinga susitikti. Tai aš, eidamas į konferencijas, nuolat megzdavau ryšį su tais naujais žmonėmis ir tai tikrai prisidėjo prie mūsų tos visos verslo kelionės. Tai iš tikrųjų, Povilai, labai daug šnekėjome apie tą visą karjerą ir kiek visko vyksta, bet kokie tavo hobiai yra tiesiog? Grįžti tu namo, palieki darbus, bent jau mintimis, bent dalinai. Ar turi kokių nors hobių, ką mėgsti veikti? Aš esu šiaip labai tas blogas toks turbūt pavyzdys žmogaus, kuris nepalieka darbų visiškai. Darbas yra mano vienas iš didžiųjų hobių, kuriuos aš nuolat nešiojosi. Žinai, kai būna, sako žmogus, aš perdėgiau, tai aš vis pagalvoju, Polai, o tu čia neperdegsi, kai taip esi įsitraukęs į tos darbus visus, tai aš vis žiūriu, kad aš neperdegęs esu, o užsidegęs labai. Tai darbas yra mano hobis, kuris manęs neapriboja, bet žinoma, turiu ir kitų veiklų, kuriomis užsiimu. Šiaip esu atradęs tokią kažkaip įžvalgą, kad, tarkim, profesinėje veikloje, jeigu tu nori būti sėkmingas, tai labai verta susikoncentruoti į vieną sritį ir joje būti tokiu pačiu geriausiu, kad ir pačioje siauriausioje srityje. Bet gyvenime, kai tu užsiimi kokiamis tokiamis laisvalaikių veiklomis, tai tas pasaulis toks įdomus, kad tikrai neverta pamesti galvos dėl kažkokios vienos sporto šakos ar vienos veiklos ir ten vien tik ją užsiimti. Tai aš kažkaip stengiuosi visko pamėginti, visko pagnaibyti. Tai aš ir boksą lankęs, ir motociklų važiuoju, ir visokie tokie skirtingi dalykai, ko gyvenime užsiimu. Bet šiaip dabar, kai pagalvoju, tai mano didžiausias hobis yra vaikščioti. Didžiausias hobis yra vaikščioti ir aš esu šiaip iš Alytaus į Vilnių su broliu, esam iš Vilniaus į Alytų esam nuėję, esu Camino de Santiago kelią nužingsnevęs. Man ir šiaip patinka tiesiog atsidaryti namų duris ir išeiti pasivaikščioti valandą, galva prasivalo, pasportuoji. Tai va, vaikščiojimas yra mano toks keistas hobis. Labai geras hobis, nes vaikščiojimas yra labai gerai ir smegenų veiklai ir viskam, tai galvoju, kad ir kūrybiškumui, tai manau, kad pavaikščioti tai tikrai visiems reikėtų priprasti. Ir seksas dar neblogas hobis, kurį rekomenduoju. Aš turėjau tai pasakyti, nežinai, aš galvoju, ar susilaikysi ar ne, vis tiek. Taip, sportas sveikata. Tai dar mano tada toksai paskutinis ir mūsų kertinis laidos klausimas yra būtent apie tą alter ego. Tai Povilai, jeigu reikėtų įsikūnyti kokį tais gyvūną, tai koks gyvūnas galėtų geriausiai tave atspindėti, tavo visam karjeros keliui, gyvenimo, koks tai gyvūnas galėtų būti?
Tai mielas Sandra, aš neslėpsiu, prisipažinsiu, kad šitą klausimą aš jau buvau paskaitęs, tu man atsiunti, kad toks bus ir Taip. labai apsidžiaugiau, kad tą klausimą man atsiunti, nes pagalvojau, jeigu tiesiog man būtų tokį klausimą uždavę, nu toks vis tiek toks gilus klausimas, ar aš iš karto būčiau sugalvojęs. Ir aš tada galvojau, žinai, sugalvojau, koks aš būčiau gyvūnas, sugalvojau, kad būčiau gyvūnas vienaragis. Sugalvojau, kad būčiau gyvūnas vienaragis, ne dėl to, kad noriu, jog Fantazijos LT milijardiniu verslu, tarkim, taptų, bet tas vienaragis toks yra, nu, toks iš fantazijų pasaulio, žinai, yra toks, tai jis yra, tai jis nėra, tuo pačiu vienaragiai jie dažniausiai veikia taip nepaklusdami tom pasaulio taisyklėm ir man kažkaip pagalvojau, kad visai atitinka tą mano esybę. Nu ir tuo pačiu vienaragis ragą turi, tai su mūsų verslu visai susiję. Susiję. Turi sąsajų. Tai viskas viename. Ir Povilai, tai tiem, kurie dar tik galvoja apie tą savo verslo kūrimą ir gal turi tų visokių baimių, gal tai ta pati kokia nors išskirtinė niša gali būti, o gal ir labai perpildyta niša. Tai kokia būtų tavo rekomendacija? Mano tai pirmiausia rekomendacija būtų neužsigriebti per daug. Neužsigriebti per daug, nes jeigu tu nueisi į rinką, kur ten yra tie didieji rinkos žaidėjai, pavyzdžiui, dabar sugalvotume mes su tavim skelbimų portalą Lietuvoje atidaryti, tai mes galim būti geriausi marketingistai, pasisamdyti geriausius programuotus, na, tų stiprių rinkos žaidėjų niekaip nenukonkuruosi ir tu ten ant galvos gali atsistoti, nieko nepadarysi ir tu jų neįveiksi. Tai reikia išsirinkti mažą nišą, kurioje tu būtum geriausias, kurioje nėra tų tokių didžių magnatų, kaip ten Facebookai, Google'ai. Ir, žinai, reikia dirbti tada, nes visi esam fantazuotojai ir galvojam, nešiojamės mintise ir daugelis žmonių mintise ir pasilieka tą savo fantazijas, bet pasaulį keičia ne fantazuotojai, bet keičia tie, kurie daro dalykus, kurie atsistoja, pakelia ranką ir sako, reikia žengti žingsnį į priekį. Tai būk darytoju. Nebijok, kad keliaudamas atsitrenks į sieną, nes kai atsitrenki į sieną, tai visada turi 4 dar pasirinkimus. Iš kairės ją apeiti, iš dešinės, per viršų peršokti arba gali pro apačią prasiraust. Tai verslo kelionė visą laiką tų tokių sienų ir pasirinkimų bus, bet tuo pačiu pasiduoda tik silpnieji. Tai jeigu turi optimizmo, tai aš, pavyzdžiui, tarkim, kai pagalvoju, kiek visokių tokių mūsų versle buvo dalykų, dėl kurių galėjau sėdėti kažkur kamputyje ir verkti. Bet kažkaip, kai nutinka tie dalykai, tu visada jau sugalvoji 20 kitų dalykų, ką jau tu darysi ateityje, o ne sėdėsi, analizuosi ir galvosi, kaip čia blogai nutiko praeitį. Tai verslo vystytojas jis turi būti optimistas didelis. Ir jei tu esi optimistas, tai niekas nėra neįmanoma. O kokia didžiausia visgi nesėkmė, ta, kur atrodo, kad norėtų apsiverkti, žinai, kai tada atsitiko? Ką taip labiausiai gal atsimeni, ryškiausias toks? Tai aš, žinai, kadangi esu gyvenime optimistas, tai aš kaip ta auksinė žuvytė, kol jinai apiplaukia akvariumą, jinai jau pamiršta, kur prieš tai plaukia, tai man, kai nutinka kažkas blogo, tai aš taip šmakt ir pasimiršta man. Tai bet tikrai yra buvę mums, kad ir tekę fizinius taškus uždarinėti, yra buvę dalykų, kur ten apvogti esam buvę. Ir tuo metu jo, atrodo baisu tragedija, po to pasuki laiką atgal nesąmonę kažkokią. Tai mes tikrai visą laiką taip žiūrim, ką gali ateityje padaryti, o ne tai, kas buvo praeitį. Mes kažkada, pavyzdžiui, Gariūnuose turėjom parduotuvę, kur įžvalga buvo, reikia eiti į didžiausią Lietuvos prekybos rojų. Tai mes ten buvome kaip kokia balta varna, visiškai labai keistai ten jautėmės. Ir feilas buvo didžiausias, metus palaikėm, daug suinvestavom, teko užsidarinėti, bet mes, atsimenu, kaip dabar, kai Gariūnuose tą parduotuvę uždarinėjom, mes jau tos parduotuvės baldus iš karto vežėme į Klaipėdą, kur mes tada Klaipėdoje parduotuvę atidarinėjom. Tai mes galėjom ten kažkaip uždarinėdami tą parduotuvę bažnyčioje mišias užsakyti ir apsiverkti, bet tu iš karto galvoji, ką tu toliau darysi. Ir kai tu turi to optimizmo, tai, kaip sakiau, niekas yra neįmanoma. Ačiū labai, Povilai, labai buvo smagus pokalbis, buvo įdomu išgirsti. Tai ir ką, lauksime epizodą eteryje. Ačiū, Sandra, kad pakvietei ir kad nepavadinai manęs Paulium, kaip sakai. Taip, visgi susilaikiau, matai, jau dabar įsiminiau. Dėkui.